Taigi, treneri, sveikinimai su pergale, 70 taškų pergalė, Panevėžys irgi laimėjo panašių skirtumų. Ką duoda tokie mačai? Duoda tą, kad galim duoti žaidėjams, kurios mažiau žaidžia ir pasibandyti savo, galbūt kažką naujo. Sveikinimai su pergalė, varžovas nors ir nebuvo pajėgiausias, bet tikriausiai po Okockytės išėjimo turėsi daugiau minučių ir ar šitas mačas padėjo tau psichologiškai galbūt labiau pasiruošti? Minučių bus galbūt daugiau, bet nežinau, ar psichologiškai, gal labiau fiziškai labiau padėjo, nes vis tiek tokios varžybos, labiau tokia kaip stipresnė treniruotė. Taigi, treneri, 4. mačas Baltijos šalių čempionato B divizione. Jūsų nuomonė, žaidimas progresuoja šiek tiek ar labiau regresuoja, ar toj pačioj vietoj stovi? Aš manau, kad mes toj pačioj vietoj stojam. Vis tiek aš skaitau, kad į tą Baltijos lygą mes iššokom tam, kad turėti daugiau rungtynių, bet kol kas komanda mūsų rugsėjo mėnesį surinkta ir tai iš likučių žaidėjos galvoja, kad čia ateis malonumų ir pažais. Su tuo malonumu tik gali miesto lygoje žaisti, o čia jau reikia rodyti raumenis, kurių dar neturime.